Man yra 30 metų. Tai va, man įvyko trauma. Mane perslenkė automobilis. Perėjoje. Tai buvo ir mano, ir jo kaltė. Mano, nes aš per daug staigiai viską dariau tikrai. Aš visą laiką tokia per daug staigiai, ne viską apskaičiuoju. Man svarbu greitai nulėkti, kažką padaryti reikia. Tai va. Kam šiuo metu užsiemate? Šiuo metu aš sportuoju. Profesionaliai ar laisvalaikiai? Nu kaip, kad atsistatyčiau nuo patirtos traumos, kad pradėčiau eiti, nes kūnas yra biškį truputėlį kitoks negu norėčiau. Ar yra dalykų, kurių gal nežino auditorija apie jūs, kom norėtumėt pasidalinti su ja? Nu taip, kad aš visą gyvenimą sportavau ir taip privertė man, kad po traumos taip pat sportuoju, taip pat mokiausi, studijavau, ta prasme, universitete ir nebaigiau dėl traumos, tai va. Ką studijavote? Studijavau verslo administravimą ir dar turėjau gretutinės studijas, ekonomika ir finansai. Supratau. Ar yra kažkokie dalykai, kurių gal tikitės, bet negaunate iš savo aplinkos, iš kitų žmonių? Ai, net nežinau. Ta prasme, mano aplinka dabar yra pagrindinė. Pagrindinė aplinka yra šeima ir treneriai. Treneris vienas. Ir dar terapeutė kita. Ir šiaip viską gaunu. Mano šeima, su šeima tai tikrai, su tokia šeima tai visiems palinkėčiau. Po traumos supratau, kad va tikrai yra smagu turėti besirūpinančius tėvus ir besirūpinančias seses abi. Ar yra kažkokia žinutė ar idėja, kurią norėtumėt perduoti auditorijai? Norėčiau kažkaip perduoti tą tokį užsispyrimą ir tikslo siekimą kažkaip, nežinau. Tobulėjimą, kažkaip užsispyrimą, nežinau. Ar yra dalykai, kurie jums padėjo pro jūsų po traumos sunku laiką? Man padėjo sportas. Padėjo labai užsispyrimas, nes buvo visokių minčių ir atrodo visokių minčių, ta prasme, dėl gyvenimo tikrai. Visokiausių tikrai, nežinau.